Trumpai apie vaikiško elektrinio keturračio priežiūrą. Aišku, mes visi iš tėvų norėtumėm nusipirkti daiktą, kažkokį tai duoti vaikui, kad jis naudotųsi ir nereikėtų nei pirštelio ten kišti. Bet dėja taip nebūna, nes vaikiškas keturratis įsigauna nemažai apkrovos, vaikas dažniausiai važiuoja ten, kur ir turėtų važiuoti, duobėm, žvyrkelis ir taip toliau, dėl to priežiūra yra labai reikalinga. Vienas iš svarbesnių dalykų tam, kad jūs neturėtumėt vėliau problemų, tai yra padangų slėgis. Padangiuose slėgį reikėtų laikyti apie 2 atmosferas, vien dėl to, kad padanga prisispaustų prie obodo ir neleistų per obodo kraštus. Taigi, kaip matote, čia yra labai nemažai jungčių, kurios yra susuktos varžtais. Logiška. Tai tos varžtus jums reikėtų stebėti. Kadangi keturratis atvažiuoja dažniausiai dėžėje, mes jį surenkam, bet jis surenkamas yra be jokios apkrovos, tai reiškia pakeltas, jis, kai gauna apkrovą, prisitrina varžtai, gali tekti juos prižiūrėti, dasukti, daveršti, kai kada uždėti net varžtų klijų, tam, kad jis neatsisuktų. Nes kai atsisuka varžtas, jis gali išdaužyti jums būtent šią dalį arba kažkokią įvorę. Po tokiomis apsaugomis dažniausiai būna grandinės. Grandinę reikėtų tepti pastoviai reguliariai, ją valyti tam, kad jums nediltų žvaigždė ir kad nenumetinėtų pačios grandinės. Grandinės įsitempia dažniausiai labai panašiais būdais. Arba yra 2 varžtai, kur jūs atleidžiat pačią ašį, tempdami šitos varžtus, ją lenkiat ir įsitempia grandinę. Arba gali būti ašis, kaip per konusą, jinai vartosi. Lygiai taip pat atleidžiat, paverčiat ir jinai įsitempia. Priėjome prie širdies, tai yra baterijų elektrinio keturračio. Dažniausiai svarbiausia dalis yra baterija. Kaip prižiūrėti bateriją, tai yra dažnas klausimas. Niekaip. Svarbiausia, jeigu jūs naudosite bateriją normaliais ciklais, reiškia, iškrovėt, pakrovėt ir taip visus metus važinėjat, naudojat, problemų greičiausiai jūs neturėsite. Didžiausias problemas atsiranda tada, kai jūs naudojate tokiu ciklu, kas turbūt didžioji daly vyksta, 3 mėnesiai šiltieji, gerai, 5 mėnesiai šiltieji yra naudojama, paskui keturratis yra pastatomas į kampą ar garažą ir jis yra nenaudojamas. Praktiškai tokiu atveju didelė dalis arba kris per pusę jūsų išnaudojimo lygis, nuvažiavimo atstumas, arba gali tekti keisti baterijas net jau po kito sezono. Tai jeigu jūs naudojate tokiu ciklu, kur turbūt dažniausiai naudojam ir visi mes visus tos vasaros dalykus naudojate tik šiltu metu, tada rekomenduoju ištraukti, laikyti šiltai baterijas, jas laikyti pakrautas. Jeigu jūs jau matot, kad ilgą laiką stovi, bent jas reikėtų sužadinti, įdėti atgal, prasukti pačiu keturračiu, pabandyti gal neduoti vaikui, kad ir tą pačią žiemą šiek tiek pasivažinėti, taip jūs išlaikysit jas gyvybingai.